7 Kauno dienų pokalbyje advokatas Saulius Dambrauskas apie kertamų Lietuvos miškų gelbėjimą ir viešojo intereso fondą. Įsteigėte viešo intereso gynimo fondą. Kas gali kreiptis? Žmonės dažnai teisminiuose procesuose lieka be kažkokios ir teisinės rimtos pagalbos ir galimybės finansuoti savo bylinėjimosi šitą naštą. Kaip aš visą laiką taip viešinu, sakau, jeigu milijonas Lietuvos žmonių susidėtų bent po 1 eurą, tai būtų milijonas eurų, už kurios galima būtų nuveikti milžiniškus darbus. Ir todėl tai yra būtent sutelktinio finansavimo idėja. Tai yra, tarkime, įsivaizduokite, kada kyla, pavyzdžiui, tarkime, šiuo metu yra kilęs ginčas dėl Rail Baltica, ar ne, tarkim, kur nors prie Panevėžio. Yra parengtos 3 alternatyvos valstybės, tačiau valstybė pasirenka kažkodėl pačią blogiausią žmonėms alternatyvą, kur bus nusavinta nuosavybė, ar veikia šitoje vietoje konstitucija ir panašiai. Vadinasi, žmonės čia ne vieno žmogų paliečia daugelį žmonių. Tokie žmonės tokiu metu gali susitelkti, tai yra jie savo finansus gali sukaupti, pavyzdžiui, užteks, tarkim, 20, 30, 40 žmonių ir mes puikiai suprantam, kad bylinėjimosi našta pasidalina tarp tų daugelio žmonių. Ir tokiu būdu tokie finansai yra surenkami konkrečiam teisiniam ginčui spręsti. Tai fondas įsteigė savo puslapį ir jūs turbūt nežinau, kur jūs rasite dar galimybę, kad galėtumėt jūs nusikrauti, tarkim, advokato ieškinius, apeliacijas, atskiruosius skundus, skundų pavyzdžius ir panašiai. Tai šitam fondo įsteigtame puslapyje jūs galite matyti ne tik kiekvieną bylą, bet faktiškai visą tą procesą. Vadinasi, žmonės gali pasinaudoti šito įdirbiu, gindami savo viešą interesą. Net 5 metus kovojate su Lietuvos miškų neteisėtais kirtimais. Kodėl? Kodėl? Tai todėl, kad mes esame visi turbūt Lietuvos patriotai, mylim savo aplinką, gamtą. Gruodžio mėnesį yra pasiektas nuostabus rezultatas, tai yra gruodžio 6 dieną Vyriausias administracinis teismas, išplėstinė teisėjų kolegija priėmė nutartį, kurioje pateikė fantastinius išaiškinimus. Šitas teismo procesinis sprendimas, aš laikyčiau, tai yra turbūt vienas iš Lietuvos aplinkosaugos aukso fondo elementų iš tikro tapo. Ir tai yra labai svarbu, kodėl, kad šitas išaiškinimas gelbės miškus ateityje. Tai jūs žinot, kiek ta byla užtruko? Tai yra 5 metai nuolatinio teisinio darbo mano ir viso 10 teisminių procesų, kuriuose aš kėliau tą patį teisinį klausimą. Tai yra kova ne su tom valstybės institucijom, kurios visą laiką žinojo, kad jos pažeidžia įstatymus, bet jos kirto tos miškus. Tai yra valstybinių miškų urėdija, valstybinė miškų tarnyba, ar ne, ir aplinkos ministerija. Jie visi žinojo. Iš esmės, aš jau prieš 5 metus ir prezidentą informavau apie tai. 3 ministrus iš eilės aplinkos ministerijos spaudžiau dėl to paties teisės aiškinimo. Ir visi tarsi užsikimšę ausis ir akis užsidengę, žodžiu, nenorėjo matyti šito pažeidimo. Mūsų teisė pasiekusi tam tikrą ekvilibristikos tokį laikmetį. Tai yra, teisininkai mėgsta ekvilibriuoti teisės normomis ir jas išaiškinti taip, kaip jie nori. Ir kartais, jeigu jūs norite sužinoti, kaip ta teisė turi veikti, jūs paklauskite paprasto žmogaus. Paprastas žmogus supras, kartais teisėjas ne. Suprantate, arba advokatas. Jam jau šitoj vietoje netaip smegenys veikia. Nes čia prasideda ekvilibristika. Ir čia aš jums paaiškinsiu paprastą esmę. Va štai kur čia esmė. Esmė yra tokia, kad Lietuva už ES pinigus sukūrė, lygiai už tos pačius pinigus, jai davė pinigų, jinai sukūrė saugomos teritorijos Natura 2000 tinklą, kuriuose nustatė vertybės. Tai yra saugomi lizdai, saugomos buveinės, įvairūs pelkės ir taip toliau, ar ne? Ir toliau mes turime miškų pramonę, kur visiškai suprantu, reikia gaminti medieną, mes turime ūkinius miškus ir panašiai. Tai tačiau visiškai aišku, kad jeigu mes norime kirsti mišką toje vietoje, kurie yra saugomos vertybės, tai mes turime gauti paprastą išvadą, kad ar šita ūkinė veikla pakenks tai saugomai vertybė ar ne. Nes jeigu pakenks, tai negalima to daryti. O jeigu nepakenks, tada galima tą daryti. Atrodo visiškai logiška, paprastas žmogus suprastų. Tačiau institucijos visą laiką manipuliuodamos sakydavo, ne, mes neturime klausti, nes puikiai žino, kad atsakymas bus visiškai akivaizdus. Negalite jūs plinai iškirsti saugomos teritorijos, kur saugomi lizdai, paukščiai ir pasakyti, kad tai lizdams neturės jokios reikšmės. Teisingai? Tai būtų nelogiška. Vadinasi, logika buvo tokia. Kaip padaryti taip, kad mes neklaustume. O mano buvo reikalavimas labai paprastas. ES visos europinis reguliavimas aplinkosauginis sako, kad
turi būti moksliškai pagrįstos išvados, kad nebus pakenkta saugomom vertybėm. Tada jūs vykdykite ūkinę veiklą. Ta ir išaiškino teismas. Ir tam prireikė 5 metų ir 10 teisminių procesų. O tie teisminiai procesai buvo tik tai tokie, kad teismai atsisakydavo nagrinėti tas bylas. Tai kas čia kaltas, kad yra sunaikinti miškai? Žinot, aš pasakysiu, kas yra kaltas. Labiausiai kas kaltas yra. Labiausiai kalti yra teismai. Ir žinot kodėl? Todėl, kad viešas interesas nepripažįstamas žmogaus teise. O mano misija yra, vienintelė mano viso gyvenimo, mano teisinio darbo misija yra būtent viešojo intereso gynimo teisę pripažinti žmogaus teise. O šiuo metu jūs pabandykite ginti viešą interesą, kreiptis į teismą. Teismas atsisakys priimti ieškinį, nes tą turi daryti prokuratūra. Arba savivaldybė, kuri pati pažeidžia, pavyzdžiui, jūsų teisės. O čia yra ta kolizija įdomioji, kur mes kaip žmonės esam išmesti už valstybės, iš vis valdymo, už valstybės intereso, už viešojo valdymo ir pasakyta, čia ne tavo reikalas, tu eini gatvę, muša žmogų, apiplėšinėja, jūs skambinat 112, jis sako, čia jūs apiplėšinėja, ne, jūs, tai ko jūs čia kišatės? Va čia tokia logika dabar visa yra viešo intereso gynimo srityje. Jūs taip pat ginate ir Kauno ąžuolyną, kuriame norima įrengti automobilių stovėjimo aikštelę. Kas naujo šiame procese? Dabar situacija yra tokia, kad savivaldybė lyg formaliai gali tęsti šitos automobilių stovėjimo aikštelės įsteigimą, tačiau jau šitoj vietoje įsijungia vėlgi tas garsusis vyriausio administracinio teismo sprendimas aktualus, kadangi čia eina kalba apie Natura 2000 teritoriją. Savivaldybė lyg ir iš vienos pusės jinai lyg bando sakyti, kad mes visiškai ta aikštelė dar nebūtinai turi būti, mes tiesiog norim paimti visuomenės reikmėm ir visuomenė tą pritarė. Jį reikia paimti visuomenės reikmėm, tačiau kitam tikslui. Tai yra tikslui prijungti jį prie ąžuolyno ir įkurti infrastruktūrinį vieną iš elementų ąžuolyno. Galbūt ten, tarkim, pažintinius kažkokios, tai išplėtot galimybės ir panašiai. Tačiau, bet ne automobilių stovėjimo aikštelė. Taigi šiuo atveju paėmimo visuomenės reikmėm šitas tikslas, viskas prasideda nuo to, kokios bus projektavimo sąlygos suformuotos. Ir jeigu vėl savivaldybė su jomis žais, tai yra bandys apgauti visuomenę, žinoma, įsivelsime vėl teisminius procesus. Ir aš kreipiausi į visuomenę ir visuomenė va štai parodė savo sutelktinio finansavimo, va štai šitą reikšmę. Per porą savaičių buvo surinkta daugiau negu 10 000 Kauno ąžuolynui paskirti pinigai. Ir iš tikrųjų iš tų pinigų buvo finansuojamas visas teisinis bylinėjimasis ir kaip aš ir sakau, tikrai, jeigu vėl bus priimti tokie sprendimai, kurie mūsų netenkina, mes juos sekam, tai aš juos seku tiesiogiai, tikrai jie bus skundžiami teismui ir vėl procesas prasidės.